Hebra, jeigu darotės biudžetus, tai žinokit, kad atėjo vasaros sezonas. Ką tai reiškia? Daug pinigų ant maisto, nes pagaliau prasidėjo vaisių ir daržovių sezonas. Šviežias derlius, tiesiai pas jūs į namus, iš kažkokios bubutės kaimo. Tiesiai ant staliuko ir tos braškytės, jos tiesiog žiūri, eini per šoną ir kviečia. Silvija, nusipirk. Girdit savo vardą, perkat, viskas, nėra kito būdo. Su braškytėm nepasidarėsi. O kai nėra būdo pasidarėti su braškytėm, nes jos tiesiog pačios iššoka į maišą, tai reikia turėti omeny. Tai tikrai drąsiai dėkit maisto biudžetą didesnį, nes tikrai prireiks. Kitas dalykas, kai toks geras oras, norisi eiti į lauką. Norisi susitikti su draugais, norisi būti lauke, sėdėti po medžiu, valgyti gelato, kapot pizzas kur nors ten terasoj, gerti kokteiliukus ir tai irgi kainuoja. Vasarą šiaip labai daug yra veiklų lauke. Atsiranda daug daugiau renginių, atsidaro visos vandens pramogos, atsidaro visi dalykai, kurie yra faini ir smagus būtent vasarą. Ir kai toks geras oras, kai taip ilgai yra šviesu, tai tikrai norisi tos pramogas pilnai išnaudot. Ir turint tai omeny, pridėkite į savo pramogų biudžetą normaliai eurų. Pasimėgaukim vasarą, kol jinai dar čia.